Puošnioje Kremliaus salėje pokalbių laidų vedėjas Tuckeris Carlsonas pirmiausia iš Vladimiro Putino gauna pastabą. Ar čia bus pokalbis šou ar rimtas pokalbis? Tada 28 minutės klausosi Rusijos istorijos paskaitos. Taip Putinas argumentuoja, kodėl užpuolė Ukrainą. Carlsonas pats turi istoriko išsilavinimą, bet ir jis sutrinka. Atsiprašau, apie kokį čia periodą pamečiau? 13 amžiaus. Putino pamastymuose minima ir Lietuvos didžioji kunigaikštystė, po to bus ir apie Hitlerį. Į studiją pristatoma ir dalomoji medžiaga. Bet nemanytumėte, kad įsigalvoju? Čia dokumentai. Nemanau, bet kuo tai susijęs su tuo, kas įvyko prieš 2 metus? Amerikietis bando grįžti prie temos. Ne kartą, bet neišeina. Šis pranešimas į pabaigą. Galbūt nuobodu, bet tai paaiškina daug dalykų. Nenuobodu, tik nežinau, kaip tai susiję. Įdomu, kaip iš šios būtovės slėpinius žiūrės amerikiečiai, nes Putinas invaziją į Ukrainą grindžia tokiais amžiais, kai Jungtinių valstijų kaip valstybės nebuvo. Per daugiau nei 2 valandas trunkantį interviu Carlsonas užduoda tik vieną kitą sunkų klausimą, bet daugiausiai duoda Putinui lengvai pasivaikščioti. Daugelis klausimų leido Putinui kalbėti tai, ką jis nori. Jis nebuvo spaudžiamas, jis nebuvo taisomas dėl padarytų faktologinių klaidų, jam buvo sudaryta galimybė kaltinti vakarus. Putinas aiškino, neva Rusija vakarų išduota šalis, o šiaip jį taiki ir kitos šalys neva specialiai, bet visai be pagrindo gąsdinamos Rusijos grėsme. Įsivaizduojate scenarių, kai Lenkija siunčiate Rusijos karius? Tik vienu atveju, jeigu Lenkija užpuola Rusiją, Lenkija, Latvija ar kuri kita šalis mūsų nedomina. Kodėl turėtume tai daryti? Mes tiesiog nesame tuo suinteresuoti. Tai tiesiog tuščios kalbos apie grėsmę. Mes žinom, kad ir Ukraina esą užpuolė Rusiją, tai šiuo atveju tas teiginys kaip ir neturi prasmės. Ta pati Putinas kalba ir šiame interviu. Dėl karo Ukrainoje neva kalta Amerika, ypač planai priimti Ukrainą į NATO. Jie pradėjo karą 2014-aisiais. Mūsų tikslas jį sustabdyti. Ir mes nepradėjome šio karo 22-aisiais. Tai bandymas sustabdyti. Manote sustabdyti? Ar pasiekite savo tikslus? Ne, dar nepasiekime. Vienas jų – denacifikacija. Tai yra visokių nacių organizacijų uždraudimas. Rusijos kaimynių žiūrovams ko gero nieko stulbinamai naujo, bet Kremliaus šeimininkas čia taiko į amerikiečių ausis, kurios Putino taip dažnai negirdi. Sako, jeigu norite karo sustabdyti, nustokite tiekti ginklus. Anot Putino vakarai jau suprato, kad Rusijos nenugalės. Be to, sensacingasis interviu pasirodo kaip tik tuo metu, kai Amerikos pagalba Ukrainai baigia išsekti ir ukrainiečių pajėgoms ima trūkti amunicijos. Finansinė parama 72 milijardai Jungtinių valstijų dolerių. Vokietija užima 2 vietą. Tada kitos Europos šalys 10 milijardų Amerikos dolerių keliauja į Ukrainą. Didžiulis ginklų antplūdis. Turite pasakyti dabartiniai Ukrainos vadovybei, kad sustotų ir sėstų prie derybų stalo. Mes neatsisakome. Šiam buvusiam Fox žurnalistui klijuojama ir Trumpo bičiulio, ir Rusijos gynėjo etiketė, vis dėlto tai vienas iš žymiausių Amerikos žiniasklaidos veikėjų. Tai pirmas Putino interviu 1:1 vakarų žurnalistui nuo Ukrainos invazijos. Ir dar nepasirodė sukėlė vėją. Putino propaganda tiesiog turėjo galimybės sklisti milijonams žmonių. Carlsonas pareiškė, kad vakarų žurnalistai duodavo platformą Zelenskiui, bet ne vienas nepasivargino pakalbinti kitos konflikto pusės Putino. Tai sukėlė Amerikos ir Europos žurnalistų pasipiktinimą. Jie pabrėžė, kad prašė ne kartą, bet jiems buvo atsakyta. Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas sakė, kad Carlsonui leidimas duotas, nes jo pozicija kitokia. Eglė Račkauskaitė.